Sveiki, prisijungę. Šiandien, gilinamės į tokius gana, sakyčiau, paslaptingus tekstus, kalbama apie nulių brolijos ideologiją. Mūsų tikslas šiandien yra pabandyti išnagrinėti, kokios ten pagrindinės idėjos, galbūt prieštaravimai slypi, remiamės grinai tuo, kas pateikta tuose šaltiniuose. Tikrai neįprasta medžiaga, taip? Aprašoma ideologija, kuri, sakoma, neturi autoriaus, amžina ir veikia tokiais nematomais būdais. Siekia kažkokios pusiausvyros, to nulio. Tai pažiūrėsime į jos kilmę, kaip ji veikia, netgi kokios ten geopolitinės vizijos brėžiamos. Gerai, tai pradėkim nuo to, kas labiausiai gal ir intriguoja. Šaltiniuose minima ta nulių brolija, bet kartu iškart sakoma, kad jos lyg ir nėra. Kaip čia suprasti? Gana painu pradžiai. Taip, čia vienas iš esminių dalykų. Tas neegzistavimo paradoksas. Teigiama, kad brolija veikia taip. Taip subtiliai, kad tiesiog nekyla abejonių, kad jos tikrai nėra. Jos galia, kaip rašoma, būtent tame ir slypi, kad visi tiki, jog jos nėra. Šaltiniuose net lyginama su, fantomais, Batmanu ar žiedo brolija. Aha. Tik pabrėžiama, kad brolija yra tikra, nes jos nebuvimu niekas neabejoja. Keista logika, ar ne? Tikrai įdomus paradoksas galia nebuvime. O kaip praktiškai veikia tokia, neegzistuojanti jėga? Minėjai chaoso išnaudojimą? Būtent. Yra tokia metafora apie kibirkštį, ugnį ir dūmus. Sako, brolija pati gaisro nesukelia, bet atranda ten, kur chaosas jau yra. Ir pasinaudoja. Ten rašoma, sudegus priešams likdavo jų auksas. Tai rodo tokį oportunizmą, gebėjimą prisitaikyti. Ir dar viena įdomi mintis ten buvo, kad smegenis yra mašina, kuri mintis paverčia realybę. Kaip tai siejasi su brolijos veikimu? Čia susiję su laiko suvokimu ir su ateities kūrimu. Dabartis pagal juos yra praeities minčių pasekmė, jos jau nepakeisia. Bet ateitį galima formuoti dabarties mintimis. Tai brolija, kaip teigiama, nekovoja dėl dabarties, bet tyliai, nepastebimai kuria ateitį. Pats pavadinimas nulių brolija turbūt ne šiaip savo. Ką tas nulis reiškia šitoje ideologijoje? Nulis, taip čia kertinė savoka. Ideologija, kaip aprašoma, siekia naikinti kraštutinumus. Tuos pliusus ir minusus vaizdžiai tariant. Siekia balanso čia ir dabar. Bet pabrėžiama, kad tas nulis nėra statiškas. Jis nuolat kinta, kintantis vidurys, didysis nulis net vadinamas moralės matu, tokia nesvaroma būsena. Vadinasi, toks nuolatinis balansavimas. O kaip tada tos iliuzijos, kurios minimos šaltiniuose, kaip jos čia dera su tuo neegzistavimu ir nulio paieškom? Taip, iliuzijos tai įrankis, strateginis. Tekstuose aiškinama, kad jos kuriamos ne patiems brolijos nariams, o priešams suklaidinti. Kad tie priešai nematytų tikrųjų ketinimų, jaustųsi saugus. Aprašomas toks ryškus kontrastas tarp to, kas rodoma išoriai, tos iliuzijos, ir tariamas tobulos tvarkos brolijos sostinėje. Sostinėje? Taip, kurią šaltiniuose netgi vadina ketvirtuoju reichu. Tikriausiai norint pabrėžti absoliučios kontrolės planavimo idėją, kaip prieš priešą išoriniam chaosui. Stiprus pareiškimas. Šaltiniuose randama ir platesnė vizija, pasaulio valdymo teorija, minima, kad pasiskolinta iš KGB FSB mokymų su 6 lygiais. Kas ten per lygiai? Taip, minimi 6 valdymo prioritetai. Konceptualus, ideologinis, istorinis, tada genetinis, ekonominis ir, žinoma, karinis. Ir pabrėžiama, kad karinis pats žemiausias, mažiausiai efektyvus. O kas tas genetinis ginklas? Skamba gana grėsmingai. Taip, terminas stiprus. Bet šaltiniuose aiškinama, kad tai ne biologinis ginklas tiesioginė prasme. Tai labiau metafora. Metafora kam? Vidiniam žmogaus naikinimui per priklausomybės alkoholis, narkotikai. Bet ne tik. Ir per savinę apykantą, vertybių praradimą. Kitas tokias, kaip jie sako, iš kartos į kartą perduodamas ligas. O patys brolijos nariai teigiama yra šventieji, švarūs, nieko blogo nevartoja, atsparūs tam poveikai. Tai daugiau apie psichologinį socialinį karą,
Supratau, psichologinis aspektas. Na, o nuo individo pereinant prie pasaulio, kokios geopolitinės ambicijos ten brėžiamos? Pagrindinis tikslas, kaip paprašyta, yra sukurti daugiapolį pasaulį, kaip alternatyva JAV dominuojamam vienapoliam modeliui. Remiamasi Samuelio Huntingtono civilizacijų susidūrimo idėjom. Sakoma, ateityje svarbesnės bus civilizacijos, nebe valstybės. Ir kaip tas daugiapolišys pasaulis turėtų atrodyti? Na, siūloma kurti tokį Eurazijos civilizacinį centrą. Europos Sąjunga, Rusija, Kinija, Indija, kitos jėgos. Netgi minimi konkretus planai rytų Europai, skaitant ir Lietuvą. O kokie tie planai? Sukurti didžiosios rytų Europos bloką. Tokį, kuris būtų atsparus JAV įtakai. Ir tam net filosofinis pagrindas randamas. Taip, minima japonų filosofo Kitaro Nishidos vietos logika arba ba. Pagal šią interpretaciją tuštuma arba tas pats nulis yra aukščiausia vieta. Tai toks konceptualus pagrindas, kuris leidžia skirtingoms jėgoms, idėjoms egzistuoti kartu, be vienos absoliučios dominavimo. Na, tarsi filosofinis pateisinimas tam daugiapoliškumui. Tai va, apibendrinant. Susidūrėme su tikrai savita, na ir prieštaringa, sunkiai apčiuopiama ideologija aprašyta šiuose tekstuose. Veikia per paradoksus, kaip tas neegzistavimas. Naudoja iliuzijas, psichologinę įtaką, chaoso išnaudojimą. O galutinis tikslas, na, perkurti pasaulio tvarką pagal tą savo nulio pusiausvyros principą. Gana ambicinga. Tikrai ambicinga. Ir žinai, ši medžiaga kelia daug klausimų apie idėjų galią. Vienas toks, kurį galėtų pamąstyti ir klausytojai, kyla tiesiai iš tų tekstų. Kaip idėjos, net jei jos atrodo visiškai fantastiškos, na, arba paremtos abejotinais dalykais. Kaip jos gali tapti realybės varikliu? Kaip ten sakoma vienoje vietoje, jeigu dėl meilės Zeusui vykstama į karą su Troja ir nugalima, tai visai nesvarbu, ar Zeusas yra, ar jo nėra. Faktas tas, kad tu valdi Troją. Kiek tas tikėjimas idėja kartais tampa svarbesnis už pačios idėjos, na, sakykime, objektyvę tiesą ar pagristumą? Čia toks klausimas pamastymui.